Ta prasme, katalikai disidentai vakaruose. Taip, bet Tomas, kalbant apie tą žydišką lygį, tik trumpai įsiterpsiu, aš nebepamenu, kur tiksliai negaliu dabar cituoti, bet pats Tomas Venclova yra sakęs, jog mano draugai yra išvykę į Izraelį ir tas, žodžiu, aš tikrai gal, man įdomi čia mintis Darius iš tikrųjų ir tas... Jisai prašosi, kaip žmona sako žydė ir aš noriu... Jo, čia buvo tokia didelė kampanija iš tikrųjų, mes labai žinom, taip, mes labai mažai žinom apie tai, tai yra labai mažai tyrinėta, aš prieš porą mėnesių mes mažai žinom apie tai, kaip vyko. Vienas grupės narių buvo būtent žydų tautybės. Eitanas Finkelšteinas. Taip, teisingai. Būtent jisai organizavo tą laiškų rašymą anksčiau, keliais metais anksčiau, kai žydai visi masiškai rašė laiškus šitiems partiniams bosams. Čia viskas buvo anksčiau. Prasidėjo, nes, kaip Izraelį ten ta žydiškumo samprata buvo praplėsta, aš taip įsivaizduoju, ir galėjai gauti tą Izraelio pilietybę, nebūdamas Izraelį. Taip, aš tai ir norėjau pabrėžti, kad tas prasidėjo. Čia buvo metų, aš dabar nepasakysiu, bet tai tikrai anksčiau. Todėl, kad Tomas Venclova emigravo tik 77 metais. Ir tuo metu, galbūt dėl to jis taip parašė, kad vienintelis būdas emigruoti, lengviausias ir legitimus ir yra į tą Izraelį. Bet tiesą sakant, niekas jo tenai neišleido. Ir paskui jau jį grūste išgrūdo, aš net jeigu paieškočiau, galėčiau atspausdinti CK, neatsimenu ar politbiuras, kažkas, ta prasme, neatsimenu kokia ten partinė įstaiga, bet tos pačios KGB viršūnės svarstė ir potvarkį tokį išleido, kad reiškia, ką daryti su Tomu Venclova. Geriausiai jį tegu važiuoja į tą užsienį, nes jisai prašėsi. O kada tai buvo? Tada, kada jisai jau įstojo į Lietuvos Helsinkio grupę. Ir tai buvo 76 metai. Jis Petkui iš karto, Petkus yra grupės tos steigėjas, Viktoras Petkus. Ir jis iš karto pasisakė, sako, žinot, aš jau esu pasiprašęs į vakarus, tik manęs neišleidžia. Ir sako, nežinau, ar yra tokia prasmė būti man toje grupėje, kai jį pakvietė, nes gal aš, pavyzdžiui, imsiu ir išvažiuosiu. Tai Petkus sako, susitarim, jeigu tavęs tikrai nepasodins, o greičiausiai pasodins, niekur tu neišvažiuosi. Tai jeigu tavęs tikrai nepasodins, tu būsi mūsų atstovas vakaruose. Ta aš esu girdėjusi ir iš Petkaus, kurį asmeniškai pažinojau, ir iš Tomo Venclovos. Jis daugybę kartų tą yra sakęs ir paskui taip ir atsitiko. Ir tiesiog jis trumpai prabuvo čia Lietuvoje, bet taip gavosi tikrai keistai, kad reiškia, valdžia nusprendė su juo susidoroti kitų būdų, o jeigu ne ta Helsinkio grupė, tai jis niekur ir nebūtų išvažiavęs. O kaip kiti tada du? Kiti du galiu pasakyti visų likimus. Žilius ir Jurašas. Tas pats scenarijus. Nors buvo situacija visai kita, dėja Žiliaus ir Jurašo viens prie vieno. Tai taip, tai reiškia, paskui mes netgi kalbėję esam, kodėl reiškia, tai kaip čia vienus į tokį kalėjimą, ten į tos lagerius, o kitus į vakarus, lyg tai būtų gerai. Tai Venclova buvo trečias, buvo jau patirtis Žiliaus ir Jurašo ir Žiliaus. Sako, o jūs žinot, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu niekada nematysi savo artimųjų. Sako, su mama aš atsisveikinau visam gyvenimui. Nes dabar mums atrodo, kad komunikacija, visokios priemonės, tada net laiško negalėjai parašyti. Brodskis savo tėvų taip ir liko nebepamatęs. Ir Rusiais niekada ir nebuvo sugrįžęs. O Birutė, gal žinot, Aleksandras kaip išvažiavo, 73 kokiais? Kaip išvažiavo, aš neatsimenu, gal tau Violeta pasakojo. Per masinį žydų turbūt išvažiavo. Bet jis man atrodo kaip žydas išvažiavo. Jo, jisai kaip žydas. Manau, kad reiktų mums pokalbį mūsų jau galą. Ar turime ką nors mano kolegos bendrinančio? Galvos skauda, ne? Ne, tai tik tiek, aš dar kartą norėčiau priminti, kad negalėjo būti nei Jurašas, nei Žilius, nei Venclova įsitikinęs, kad jos taip ims ir išleis. Tas pats Rusijoje buvo su disidentais, vienus į kalėjimą, kitus išsiunčia į vakarus ir tai dažnai buvo neprognozuojama. Kaip pasielgs ta valdžia, tikrai galbūt buvo, jie jautė, kad daugiau šansų bus, kad taip pasisuks, kaip pasisuko, bet galėjo būti ir kitaip. Čia nebuvo tikrai garantijos ir įsitikinimo, kad būtent šitaip. Aš galiu apibendrinti tik tai tiek, kad yra apie ką kalbėti tikrai, nes atrodo jau viskas parašyta nevelnio. Galima kvestionuoti tuos pačius garsiuosius disidentus, galima kvestionuoti tą patį Marcinkevičių linkiu. Tai nebus panašu į sovietmetį, tuo labiau
analogijos nebus rasta tada, kuo mes labiau kritikuosime Marcinkevičių, tuo mes labiau tolsime nuo sovietmečio. Tai labai gerai. Visiškai ne. Taip? Ne taip? Ne. Dieve mano. No. Reiškia, mes kitą kartą vėl susitiksime kalbėti, vėl tom temom, nes neįsiaiškinam iki galo. Dėkui visiems už dėmesį, iki kitų kartų.